Gėvlė. Gėvlė miestelis tai yra Balder burlaivio vasaros rezidencija 2024 ir 2025 metų sezonams. Patogus susisiekimas traukiniu ir tinkama kranto infrastruktūra kelionių pradžiai ir pabaigai. Kilometras pasivaikščiojimo nuo centrinės stoties iki laivo. Tiek pat iki miesto centrinės dalies, kur gausu kultūrinių ir kulinarinių pramogų. Traukiniai į Arlandos oro uostą važiuoja dažnai ir greitai, o iš Arlandos galite skristi į Vilnių ar Kauną kasdien ir beveik kasdien. Tai yra pigu. Laivo švartavimas upėje švediškai ramus ir saugus. Bangos nebūna niekada. Išplaukti į atvirą jūrą užtrunka valandą ar daugiau, sukinėjantis tarp akmenų ir salų. Todėl praplaukiantys keliautojai užsuka čia tik ilgesnio poilsio, skalbimo ar provizijos pirkimo ieškodami. Öregrund. Öregrund tai natūraliai geroje geolokacijoje esantis istorinis miestelis su gražiu turistiniu uosteliu. Čia pilna kavinukių, parduotuvių, gražus medinės architektūros senamiestis ir uosto puošmena, istorinis medinis burlaivis muziejus, kuris pasak vietinių restauruojamas jau 10 metų ir po dar kelių metų plukdys smalsuolius po apylinkes. Labai gyvas uostelis su geru servisu. Čia sustoja dažnas keliautojas buriuotojas ar pramogautojas kateristas. Lengvai rasite pašnekovą, kuris papasakos apie aplankytą Botnijos įlankos šiaurę ar Turkų archipelagą. Uostas gerai apsaugotas nuo vyraujančių krypčių vėjo ir bangos. Visada rasite vietos. Už kampo galima rasti kuro kolonėlę ir net variklių remonto dirbtuves. Priešais uostelį, kitoje sąsiaurio pusėje, yra graži, rami įlanka inkaravimui, jei norite labiau pabūti gamtoje, o ir parduotuvės netoli. Karingsund. Karingsund – pats vakariausias Alandų salyno uostas. Iki čia kursuoja keltas iš Švedijos. Čia prasideda kelias po Alandus. Na, o buriuotojams tai įspūdingo grožio žvejų kaimelis natūraliame gamtos uoste labai uždaroje įlankoje. Įplaukimas siauras, vingiuotas ir negilus, bet parinktas tinkamas laivo greitis tikrai sumažins stresą. Labai gerai apsaugotas nuo visų krypčių vėjo ir bangos. Vietų uostelyje gali pritrūkti, todėl sezono metu, Liepos-rugpjūčio mėnesiais, geriau rezervuoti vietą internetu iš anksto. Blogiausiu atveju išmėsite inkarą įlankos viduryje ir atplauksite valtele. Uostelė mėgsta keliaujančios šeimos su vaikais dėl netoli esančių paplūdimių ir infrastruktūros. Uostelyje kasdien veikia suomiška pirtelė ant kalno. Visai šalia restoranėlis, degalinė ir Alandų žvejybos muziejus kultūriniam vystymuisi. Viskas pasiekiama pėstute. Plaukiant tarp salų link Marienham, neretai tenka prasilenkti su skubančiais keltais. Jie greiti, bet nekelia didelės bangos ir elgiasi draugiškai. Svarbu plaukti prognozuojamai ir atsakingai. Ir žinoma, nepamiršti pamojuoti kelto keleiviams. Marienham. Marienham – Alandų sostinė, su keliais uostais ir savitu miesteliu. Naujasis vakarinis uostas mažiau apsaugotas nuo pietų vėjo, bet iki jo plaukti 12 mylių arčiau nei iki senojo, esančio arčiau miesto centro. Vietos uostelyje rasite beveik visada, o ir užsisakyti internetu taip pat galima. Istorinis restoranas istorinėme jachtklubo medinės architektūros pastate vertas dėmesio. Ir žinoma, Pomern – didysis burlaivis su Alandų jūreivystės muziejumi šalia. Tai yra privalomai lankytinas objektas kiekvienam jūrinio burinio gyvenimo entuziastui.
Uoste be abejo yra pirtis, skalbykla, dviračių nuoma. Dviračiams Alandai yra dėkingas salynas, nėra stačių ilgų įkalnių, vaizdingi maršrutai ir nekaršta. Veseron. Veseron labiau laukinė inkaruotė su paruoštom bojom nei uostas. Gyliai maži, bet dažniausiai pakankami priplaukti tiesiai prie akmens. Čia nerasite serviso ar mokestį renkančių darbuotojų. Jei norite, galite paaukoti sumą telefonu. Negausite elektros, vandens, bet rasite tylą ir ramybę gražioje vietoje. Kiek paėjus takeliu, galima pasinaudoti komunos pirtimi. Vakare jie atvira visiems salos gyventojams ir svečiams, tačiau tikėtina, kad be jūsų daugiau ten nieko ir nebus. Saloje yra takų pasivaikščiojimui. Labai gražus šiaurės rytinis salos kraštas, vaizdingas buriavimo maršrutas. Grado. Grado uostelis, taip pat kaip Öregrund, yra mėgstamas praplaukiančių keliauninkų. Jis įsikūręs patogioje vietoje vidiniame Stokholmo archipelage. Parduotuvė, laivų mechaninės dirbtuvės, kolonėlė, pirtis, skalbykla, virtuvėlė, restoranėlis ir graži aplinka kviečia čia užsukti dažniau. Iš čia iki Gotlando yra apie 120 jūrmylių, labai tinkamas atstumas vienam jūriniam plaukimui. Stora Nassa. Stora Nassa gamtos rezervatas išoriniame Stokholmo archipelage. Čia reikės inkaruotis viduryje arba rištis prie akmens priekiu, iš galo paleidus kablį. Tinkamų gylių ir vietų tam apstu, bet vakare taip pat susirenka daugiau laivų. Dažniausiai jie būna ramūs ir tylūs. Salyną smagu tyrinėti valtele ar irklente. Paukščiams rezervuotos salelės pažymėtos draudžiamais ženklais, o kitose galima laisvai švartuotis ir inkaruotis. Farozund. Farozund – gera stotelė Gotlando saloje, viduryje balos. Čia yra parduotuvė, gausite vandens, elektros, dušą, kurą laivui galima tempti iš autokolonėlės. Gražios apylinkės ir autobusas iki Baltijos jūros viduramžių perlo Visbio. Arba galima keltuku persikelti į Faro salą, išsinuomoti dviratį ir pasileisti nuostabią pakrantę visai dienai. Pavilosta. Pavilosta – braliukų latvių žvejų uostelis, palengva tampantis jachtų ir poilsiautojų mėgiama vieta. Kaimelio ramybė ir visas būtinas servisas dera čia kaip niekur kitur. Dušai, kuro kolonėlė, parduotuvė, techninis laivų servisas ir draugiškas personalas. Įplaukimas iš jūros į upės žiotis siauras ir seklus. Baltijos banga gali iškrėsti pokštą. Įplaukinėjant čia reikėtų saugotis stipresnio nei 20 mazgų šiaurės ir šiaurės vakarų krypčių vėjo. Dar daug gražių uostelių, inkaruočių, salų, miestelių Stokholmo ir Alandų archipelaguose galima prašyti, bet tai padarysime jau kitą kartą. O geriausia viską pamatyti savo akimis ir patirti savo kailiu. Todėl Rabalder komanda kviečia burtis, jungtis į įgulas ir plaukti kartu. Parašykit, paskambinkit, pasitarsim. Iki susiplaukimo 2025.